Nu tai sveiki visi, dabar padarysiu video, kaip sukurti intro ir kas gali padėti dėl vieno dalyko. Kodėl aš pats moku kurti, bet nekuriu video. Tai ne video, o intro. Tai gerai. Čia turiu netgi dvi. Movie Studio Platinum 11 ir Vegas Pro 10. Aš 10 MMO Pro sudė, nes daugiau navarotų yra. Gerai, pakursim. Gerai, pasiemam plasmą, aš visada jamo. Šiaip jeigu noriu pakurti, jau atras, pasidarom kiek norit, kad ilgumo jums rodytų video. Gerai, pasidarom kokią norit spalvą. Aš gal tokią kažkur padarysiu. Ta gal už tą, ne. Tai tą gal į apačią, tą daugiau gal taip. Nu čia nusitat savo norimą spalvą, ką nors. Tada einame čia, tau statom, karočią, ten yra apačioj animate. Šitą užtraukiame, bet čia galite tada ką nors pakurti, ką čia jūs norit. Karočią. Dar paleidžiam, jau turim tokį langą. Gerai. Išjungiam, galite uždėti kokį dar tekstą. Tekstą uždedam. Parašom kokį, dėl ko nesimato. Nesimato dėl to, kad turi būti kartu ir tas tekstas turi būti čia kažkur, taip man atrodo. Jo. Taip šitą turi būti apkeiskit tiesiog vietom. Nu, tada aš kaip visada susimažinu iki 60 kažkur. Tada aš einu, pasidarau, kad man čia būtų čia kažkur. Tada einu čia, spaudinėju raidę Rockwell. Tada čia pasirašau savo Roland 636. Karočią, blogai šit matos, jau matau. Tai tada reikia šitaip dar gal padarom ir tiek vienu langu mažiau. Ir dar gal mažiau vienu langu. Taip, tada yra plus. Šiandien tempiam kur nors štai čia. Geriau. Arba čia. Gal šitaip. Ir kitą eilutę perinam. O, susistatė vėl blogai. Sumato. Nu, ir parašom restato. Gerai. Nu, štai jau turim pirmą tą. Einam properties, nustatom kokią norit spalvą. Gal man prie tokios gal greičiau čia tik foną, blemba, sugadinu visą reikalą. Aš čia darau pauzę, kol viską sutvarkysiu. Ai, nors nieko nebuvo. Karočią, man tik reikia visą tą deletinti. Nu, čia nekreipkite dabar dėmesio, aš čia pats biškį padarau. Skaitykime biškį per naujo tekstą dedam dar. Gerai, simple text. Aš viską parašysiu greičiai. YouTube taip greit nerašau dėl to, nes noriu, kad jūs pamatytumėt, ką aš rašau. Gerai, Rockwell, šitai. Mes jau pastatėm čia. Bet šitai pastato. Čia. Čia kažkur. Va gerai, kokią spalvą dabar? Gal raudoną kažkaip. Čia pristatą galite nusistatyti, kur jums norit, kur būtų. Čia gal sumažintom jums, kaip tik padėti. Gal čia kaip šriftas, beveik tas pats. Šitaip gal. Gerai. Effects, čia paskui dar visokių navarotų, karočią yra. Šitaip galite pasidaryti. Aš tai šitaip padarau visada.
Tada šitą nukeliame. Šitą gal netimkime. Darome čia. Ir čia galite šitą irgi patimti. Ir dažniausiai šitaip ir palieku jį. Tada čia žalia, čia yra spalvos, pavyzdžiui. Šitą galime nustatyti, čia apeimio toks. Gerai, šitą galime išjungti. Tada, ką dar galime padaryti? Tai gal dabar prieiname prie mano problemos. Prie to jau prieisime prie mano problemos. Ai, dar, tai ką noriu parodyti. Dar nebaigiam. Tada einame video fix, fair, tada jūs pasirinksite ar 105 mm ar 35 mm. Aš 35 ir metate ant intro. Ir štai jums pasidarė toks langėlis. Čia gal kaip nors norite spalvą. Šitą ir čia reguliuojatės. Iškart jums spalva jūsų matosi. Čia viską karo, čia visą turite užsidengti. Darykite kaip aš kažkur panašaus. Čia žiūrėkite į tos skaičius ir pat savo tai pasidarykite. Čia privaloma būti ant 1000. Ir čia man būti ant... Čia pasididinam kaip... Tai aš taip irgi. Gerai. Turime kokybišką intro. Tai paleidžiame. Gal biškį padidinam. Tai irgi paukština. Ir gal pačiom kokiausiai. Tai turim kokybišką intro. Bet man jisai blogai baigėsi. Tai gerai. Pasiimam už galo ir nutempiam. Ko mažiau. Jau taip. Tada žiūrėkite kaip... Galima padaryti ir pradžioj, taip pat, kad gražiau prasidėtų. Žiūrėk, gražiai prasideda. Ir gražiai baigėsi. Tai vat. Na tai perinam prie mano problemos. Šitas išėkam. Jūs galite pasilikti. Gerai, mano problema. Karočią, pasimam. Taip. Čia mano tipo video, ne? Tipo mano video ir va kas yra. Nėra garso. Aš čia šnekėjau, tikrai galiu šit jums parodyti. Čia I'm gangster, sakiau. Karočią. Va, yra visas garsas, viskas yra. Bet Sony Vegas nėra. I'm gangster. Čia kažkas sustojame. Tai vat, tai kas galite padėti, rašykite į komentarus. Tai laikykit, komentuokit, prenumeruokite. Bei dalinkitės. Viso.